Labas, aš esu Monika ir tai yra mano video dienoraštis. Tai yra vlogas apie Gruziją, kaip 3 merginos keliavo po Gruziją. Aš kaip tik šiuo metu esu Gruzijoje, Kutaisio oro uoste. Tai yra paskutinioji mūsų diena šioj šaly, nuostabioji šaly. Tai tikiuosi, jau padarėjai puodelį arbatos, atsisėdai patogiai ir linkiu gražios peržiūros ir susitinkam pirmą dieną. Salmardė. Pirmosios dienos pradžia. Makiažo pamokėlės. Eglė, įsidėmėjai? Ar įsidėmėjai makiažo pamokėlės? Ne, mokysiuos visą savaitę, o tada pritaikysim. Pažiūrėsim paskutinę dieną. Čia mūsų pirmas taškas. Čia mūsų draugas. Dabar yra šiek tiek po 9. Mes atvažiavom savo pirmą lokaciją. Tai čia yra šventovė. Tai dabar mūsų nuveš papusryčiauti. Papusryčiausim ir toliau važinėsim po Kutaisį. Mūsų vežioja ten, kur mes nuomojamės butą, kambarį. Tai tas žmogus mūsų ir vežioja. Vėliau parašysiu, kiek tai mums kainuos kiekvienam žmogui. Iš tikrųjų, čia labai gražu. Mums liepia užsidėti tokius sijonus, nes negalima čia vaikščioti po šventovę. Ir kai ėjom į patį vidų, mes turėjom užsidėti ant galvos skarą, kurios irgi turėjom užsidėti beeinant į vidų. Ну, здесь есть это в районе, здесь Имерети. Dabar valgom хачапурį. Еще Ачара. Ачара это Батуми. Eglė. Granatų sultis. Biškiai apipuvęs. Va čia nėra, o ten yra. Tai tiek. Спасибо. Palaukit. Mes dabar turim ekskursiją po seną sanatoriją, kuri buvo prieš daug metų nesugriauta, tiesiog apleista. Čia netgi kai kurie kambariai yra uždaryti. Tai va, šitas kambarys yra uždarytas. Iškis čia kažkas gyvena. Čia tualetas. Čia irgi gal kažkas gyvena. Čia netgi ant užrakto kambariukas. Taip, tai. Noriu arčiau prieiti. Jau ką pabėgsime, ne, nuo jos? Labas. Ei.
jaučia tavo šuns kvapą, todėl jis prie tavęs, ne? Noriu ką nors man. Nėra ką valgyti. Surėlį galėjom duoti. Batoną tavo valgyti. Negalima batoną duoti. Jūs tik pažiūrėkit, kiek čišnų dar. Kuris. Dar vienas. Ir dar vienas. Kur iš namai? Madame, eu cheiro gaga gijus. אבל שמעת מה ממש לפתובני הריצה שלה, עשו לה שידרו על זה ידעו. אם היה הזכירי לי, Ai, que eu sou em vídeo, se consegue dar gire câmera daqui lá para aqui. estava em Nicos, agora está aí. Geriam. Пьем. Здесь далее. А вы можете сказать, как мы вас научили? Какое слово? Михварха. Нет! Аштаве мило. Е-е-е! Михварха. А что... А что Эмилю? Аштаве мило. Šiandien yra trečioji diena ir mes esam Batumyje, prie jūros, už manęs jūra. Čia žymi skulptūra, o čia ratas, į kurį mes tojau eisim pasisukti. Labai gražu, labai faina, labai patinka. Šiandien šiek tiek vėsiau nei prieš tai buvo, vakar buvo plius 18, šiandien gal plius 10 ir prie jūros gan vėjuota. Po kokios antros savaitės įpranti, jo, ir tu kažkaip adaptuojas, ta prasme, toks yra. Eglė šypsokis. Žinok. Sakau šypsokis. Čia YouTube aš šypsokis. Gruzinai labai svetingi. Aš ką tik priėjau prie žvejo, paklausti, ką jie gaudo ir kiek pagavo, ir gavau mandariną, dovanų. Aš prieš tai siūlė dar bachlavos, jų pyrago. Tai žinokit, kad gruzinai labai svetingi. Visą laiką pavaišina tave. Sakė, čia mandarinas iš to žmogaus
soda. Tai čia, kad ekologiškas mandarinas. Dabar yra 1:30. Mes išvažiuojam iš Batumio su mikriuku. Jis kainuoja 30 larių į pinigais, tai reiškia 10 eurų, kažkur mažiau nei 10 eurų. Ir važiuosim 6 valandas, 6 netgi su pusę. Ir tada lauks mūsų Tbilisis. Tikiuosi greitai važiuosim, greičiau. Ir arba pamiegosim autobusai, kad vakare būtumėm žvalesnis. Dar vairuotojas sustoja, nuėjo ten, čia nematosi. Čia toks tipo ale turgelis, kur pardavinėja žuvis. Įsidėjo į bačkutę kažkotais žuvies ir varom toliau. Autobusas nedidelis, nedaug žmonių. Mes jau esam Tbilisi, jautėm restoraną, labai gražų restoraną, būtinai prikabinsiu nuorodą, jo pavadinimą, būtinai ateikite čia, pavalgykite. Nes nors dar neužsakėm, jau užsakėm, bet dar neatnešė, bet labai geri atsiliepimai jo, tai tikimės, kad bus čia skanu. Mes nespėjom nufilmuoti, čia mums atnešė po mandariną dovanų. Mes nespėjom nufilmuoti. Kaip kinkaliai, Raminta? Patys geriausi kinkaliai. Aš jau valgau pirmą kartą, bet nesvarbu. Aš nenurašiau labai. Sveiki, mes jau Tbilisi. Pirmoji pilna diena. Aš noriu nufilmuoti, kokiuose apartamentuose gyvename. Čia holas, veidrodis toks. Prašau. Šitie apartamentai mums kainavo 28 eurus 3 žmonėms ir su pusryčiais. Tai parodysiu, kaip čia viskas atrodo. Čia bendras toks įėjimas. Čia aišku negyvos gėlės. Čia mūsų kambarys. Ką mes čia turim? Iš karto įeinant dušas toks, kuris nuteka iš karto ant tualeto ir kriauklės. Tada tualetas pats, kriauklė. Tada čia šaldytuvas mažas. Tada viena lova, antra lova, trečia lova. Čia spinta, kur galima viską susidėti. Tai yra striukės ir vaizdas pro langą. Pro langą yra vaizdas toks. Šitie meistrai jau nuo pat ankstyvo ryto, nuo 8 maždaug darbuojasi čia. Šiaip ten, kur tas bokštelis toks cerkvė, tai ten yra centras. Mes nuo centro gyvename kilometrą, tai faktiškai čia eiti 15 minučių. O dabar mes eisim į pusryčius ir pažiūrėsim, ką galim gauti už 28 eurus 3 žmonėms, už nakvynę ir pusryčiai. Dabar yra 11 valanda, mes esame Tbilisi ir dabar einame ekskursiją po miestą pėsčiomis. Tai truks ekskursija apie 3 valandas, 2,5, tikiuosi, mums labai patiks. It just became dry. That's like it have this stick, the ending in there, it just coming down. Take any pieces but not eat them. I will show you how to eat them correct. Take any piece you like. Don't eat, just take. Yeah?
Everybody at peace? You got it. Traffic lights are here just for decoration of the city, like the Christmas decorations. So in Georgia, when you have to cross the road, you all the time have a strong eye contact with the driver. You need to show your hands up, please don't kill me. And nice ones. Oh, Čia yra vyno ledai. Vyno ledai. Thank you. Do you want anybody? No, thank you. Į šitą spa niekada neįkite, nes mes ką tik nuėjome ir gavom, žinot, kokį atsakymą. Už 6 larius mes galim nueiti į dušą. Tik į dušą, jokios pirties, vandenų baseino nėra. Nebent galim eiti į privačią už 80 larių. O vyras gali taip pat nueiti už 6 laris, tik pas jį bus ir dušas, ir pirtis, ir dar baseinas. Nu kas per nesąmonę. Dar turim eiti 3 kilometrus į tos spa centro kažkotais, kur labai norėtumėm tikėtis, kad ten gausim ir baseino, ir šito pirties. Mums pavyko. Atėjom, dar turim palaukti 5 minutės, bet čia bendrų pirčių nėra. Čia yra tik uždaros, 2 žmonėms kainuoja 70 larių. Tai reiškia, kainuoja 203 eurus ir dar mums pasiūlė peelingą kūno viso daryti. Jis dar kainuoja 15 larių, tai dar plus 5 eurus. Tai viso mes užtruksim valandą termo baseinė ir pirtį. Ir dar plus 7 minutės peelingo. Kažkoks ateis masažistas, žmogus, kuris darys mums peelingą. Už 10 minučių maždaug eisi. Tai čia, kai eini, yra tokia erdvė, kur galima persirengti, ten galima nueiti į tualetą. Ir čia užeini. Čia yra dušas, kur būtinai turi nusipraust. Čia yra mūsų vonia. Atrodo taip. Ir čia mums tai jau darys skrabą. Sakė, po 20 minučių ateis ant šito stalo daryti mums skrabą. Ar šaltas vanduo? Ar šiltas? Labai šiltas. Labai šiltas. Labai šiltas. Labai šiltas vanduo. Karštos naujienos iš karto po pirties, po vonios ir po skrabo. Tai mums nelabai patiko, nes viskas labai nešvaru, pats tas baseinas labai nešvarus, kampai yra juodi ir netgi kai pirštų prabrauki, tai jis išsivalo iš piršto, tai reiškia, kad žmonės tiesiog nevalo ten. Ir kai darė skrabą, tai tiesiog uždėjo tokią pirštinę ir į pirštinę įdėjo muilą. Ir ten buvo skrabas, net nepasijautė ir net nesijautė. Visą laiką su kibiriuku imdavo vandenį iš tos bendros vonelės, kur kitas žmogus sėdėjo. Tai buvo tikrai nelabai faina. Ir kai atsigulė iš karto, tas gultis yra šaltas. Nu, ta prasme, tikrai nebuvo, kad labai super, nelabai patiko, bet jeigu išbandyti, tai visai smagu, kaip išbandymui. Pabandyti kažką naujo. Tai tiek. Dabar 7:40 mes atėjom pusryčiauti. Mums šeimininkė paruošė pusryčius. Ten virtuvė yra, taip rodysi. Tai dabar mes pavalgom
Ir kur mes važiuosim šiandien? Mes važiuosim į Kaukazo kalną. Kelionė mums užtruks iki 3 valandų. Kainavo mums vienam žmogui šitą kelionę 60 larių. Tai 8 ryte išvažiuojam. Tada visą dieną važiuojam po ekskursijas. Pagrindinė ekskursija tai yra Kaukazo kalnas. Ir grįžtam 8-9 vakare namo. Parodysiu jums, kaip atrodo mūsų pusryčių stalas. Majonezas būtinai, pica, duona, kiaušiniai. Čia taip atrodo šeimininkų virtuvė. Čia toks stalas. Daug papuošalų. Čia gėrimai. Čia kiti stalai. O ten dar viena kamera, kuri mūsų filmuoja. Čia žinokit, viskas viename yra. Čia dabar mes atėjome į agentūrą, tur agentūrą. Tada čia padarė ką tik pusryčius. Ten nunešė kiaušinius, padėjo. Sulčių, kava. Čia, prašau, pipirinė. Tada čia pardavinėja alkoholinius gėrimus, savo vyną. Tada čia nuomoja mašinas. Tada tave gali į kažkokias turus nuvežti. Ir dar čia yra hotelis. Čia viskas viename. Jie daro viską viename. O prisimenat, kai tas mūsų vairuotojas, kuris važiavo čia į Tbilisį, jis visą kelią kalbėjo telefonu. Stebėjot? Nu, ta prasme, visą laiką. Vargia reikalas. Visiškai. Tai jie čia super ekstra verslų žmonės. Uskulkas. Važiuojam su šitais su šitą mašiną. Okay, please come around. Where the other people? Rachel, please come around. This is water reservoir of Jin Valley. Jin Valley Dam. It was built in 1985 because of population of Tbilisi would grow up and people need more drink water. And that means today half. Mūsų ką tik apgavo. Mums gidas ką tik čia viską pasakojo, ką mes veiksim šiandien panašiai. Ir pasakė, kad mes į tą aukščiausią kalną neužvažiuosim su šitą mašiną, bet užvažiuosim su kita mašina, su džipu, kuris irgi mums kainuos 20 larių papildomai. O kai mes pirkom savo tą kuponą jau visą, į tą pagrindinį kalną mums to nepasakė. Tai čia žinokit, visur viskas kainuoja. Supinės į vaizdą kainuoja, tualetas kainuoja, viskas kainuoja. Liūdna, bet tai yra tiesa. Joba means hello. Здравствуй обозначает. Second one, второе слово. Madloba. Madloba means thank you. Спасибо. Third one, easiest one. Третье, самое легкое. Мешен михвархан. Мешен михвархан. Okay, one more time. Okay, Михвархан. Okay, one more time. Because this word will be main question in Epic Way. One more time. Еще раз повторяем, потому что будет основным вопросом на обратном пути. All together. Jimmy. Мешен михвархан. Sure? That means I love you. Tai vis pirma, kokia pirmoji pamoka iš tų tur agentūrų, tai vis pirma, kai perkat kažkokią tais agentūroje paslaugą, kelionę, tai būtinai sužinokite, ar į tą kainą įeina tikrai visi jūsų tikslai, taškai, nes kartais jie meluoja ir už tai prašo papildomų pinigų. Tai būtinai visada išsiaiškinkit, kiek, kur ir kas kainuoja būtinai, nes visur vyksta apgaulės. اوکی کاتو مواتریال تطوری نمیام مواتریال اوکی کاتو ماگاری بو ها تمام میکنی ها الا دیا ساعت نخواد Dabar situacija yra tokia, patekom į kamštį, labai didelis kamštis ir nežinia, ar galėsim važiuoti toliau.
Rana eina, tamam. Bando įsiaiškinti, kas čia vyksta. Buvo mūsų gidas nuėjęs iki policijos, bet dabar kalba su vairuotoju, tai nežinau, kažkas bus. Arba grįšim atgal į kažkokį tai tašką kažką apžiūrėti, arba galbūt lauksime toliau kažko pravažiavimo, nes ten prieki kažkur tais stovi policija ir uždarius vieną pusę, tai eismas yra vienos juostos ir iš ten atvažiuoja mašinos, kaip matot, iš tos pusės atvažiuoja, o iš tos pusės negali važiuoti. Tai va kokia eilė mašina. Ir dar prieki kiek. Jūs tik pažiūrėkit, kiek sniego, koks sluoksnis sniego. Tai dabar mes šiek tiek grįžome atgal į miestelį. Čia užsukom į tokį turgų, į kažkokią turistinę vietą, kadangi kelias yra uždarytas, kelią uždarė pusantros valandai, tai reiškia 1:30 kelias bus uždarytas, bet kai jie atidarys, tai mūsų šitam gidui paskambins ir mes galėsime važiuoti toliau į tą mūsų kalną. O dabar mes čia turim pusvalandį pasivaikščioti, pasigrožėti, galima kažką įsigyti iš tokios kelių ir važiuosim toliau. Labai tikimės, kad važiuosim toliau, nes vakar buvo žymiai blogesnis oras, tai jie taip ir nedavažiavo iki kalno, bet šiandien, kadangi sakė geras oras, tai turėtumėm davažiuoti, turėtų būti viskas gerai. And I want to say friendship between people. Because Georgian people always say toast when we are drink some alcohol. And I want to wish you everything best. And the toast, it will be like friendship between peoples. Today we have so small bus. And inside this bus we have 8 different countries, 8 different cultures, different religion. But for me it doesn't matter. For me it's important that we are humans. We have 2 legs, 2 hands and 1 heart. In Georgia we have 2. And with this 1 heart I want that we love each other, okay? And let's think about friendship between countries, okay? And friendship between people. In Georgia we know how we say first Gaumar Jos. I will say Gaumar and all of you Jos 3 times, okay? Okay. Are you ready? Let's think about friendship. Gaumar! Jos! Gaumar! Jos! Gaumar! Jos! Yes, England is not us, yes? You didn't say Jos. Mes dabar jau persėdom į džipus ir važiuojam į patį kalną. Nesu aš dar taip važiavus. Čia nesimato.
Mes atvykom į Boržomį. Klimpam į Boržomį, tiesiog. Mes dabar turim rasti kažkokį transportą, kuris nuo čia važiuotų į Kutaisį. Mes ką tik paklausėm vietinio. Jis mums pasiūlė ir pasakė, kad kaina yra su taksi. Nuo čia į Kutaisio kainuos mums 200 larių. Tai yra labai brangu, tai mes dabar turim įsiaiškinti, kur yra čia stotis, kur yra autobusai ir mikriukai, kurie veža į Kutaisį žymiai pigiau. Tikimės, kad bus žymiai pigiau. Tai va, dabar mes pasivaikščiosim po Boržomį, apžiūrėsim Boržomį, nes čia, sakė, labai mažas miestelis ir nėra labai daug ką pamatyti. Tai dabar įsiaiškinam su autobusu ir eisim pasivaikščioti. Nuvažiavom Boržomį, nieko neaplankėm, o kur nuėjom į parką, tai jis buvo mokamas, todėl mes jį neėjome, nes nieko gražaus ten nelabai yra. Tai mums dabar reikia į Kutaisį nuvažiuoti. Tai reiškia, iš Boržomio atvažiavome į kažkokį miestelį, kaimelį, o čia tiesiog ne autobuso iš šito miestelio į Kutaisį nėra, bet yra pravažiuojantis, bet kai kurie pravažiuoja per miestelį, o kai kurie nepravažiuoja. Tai mes dabar, prie mūsų dabar yra vietinis žmogus, kažkur pasislėpęs, kuris sakė, mums padės įsėsti į autobusą. Jis dabar ieško, stabdo visus autobusą ir klausinėja ir važiuoja į Kutaisį. Tai tikimės, kad išvažiuosim. Pažiūrėkit, dar vienas draugas tie. Ei! Čia jų labai daug. O šitas vyras, Как вас зовут? Назар. Mums padeda rasti mašiną, tikiuosi rasim tai. Меня покупали кое-что, 2 раза были, да подарили вот это. Флаг, ачу.